Sveiki kolegos, matau savo mielą dėstytoją Audronę, labai iš tikrųjų smagu čia būti ir matau kursioką savo kažkur rytai, ar ten tu, taip tu. Aha, tai iš tikrųjų labai nuostabu, kad tiek daug jaunų veidų ir aš visiškai rimtai priėmiau šitą užduotį ir nusprendžiau, kad, tebūnie, tai mano išpažintis, ar ne? Ir kad aš pademonstruočiau, kad mes iš tikrųjų esame transformerių karta visiška, kad aš interviu pradėjau daryti užsirašinėdama rankomis, ar ne? O dabar ChatGPT nenaudojau, kurdama šitą prezentaciją, bet aš ją tikrai nuoširdžiai dariau pati. Tai aš pagalvojau, kad iš tikrųjų, kad mūsų karta tokia labai išgyveno beprotiškai įdomų, bet ir tuo pačiu beprotiškai sunkų laiką. Ir turbūt tie, kas nebėgo paskui, liko kažkur uodegoj. O tie, kas bandė kažkaip tai išmokti visokių naujų dalykų, tai kažkur ir pajudėjo. Tai aš labai mokiausi ir labai bandžiau. Ir aš esu tikrai bloga kalbėtoja, Rytis kažkodėl nusprendė, kad aš galiu rašyti, man sekasi daug geriau, bet, štai tokia bus mano išpažintis. Tai kai aš užaugau mažame miestelėje, tai kaime apie žurnalistiką niekas nekalbėjo ir aš augau žaisdama su kukurūzų burbolėmis ir pindama joms kasas. Tokia buvo mano vaikystė, labai smagi ir labai graži. Baigiau aš Dotnuvos akademijos Mičiurno vidurinę mokyklą, kuri tuo metu buvo tikrai labai nebloga mokykla, štai aš ten tokia stoviu. Ir biologinė pakraipa buvo mūsų mokykloje, bet aš turėjau nuostabią lietuvių kalbos mokytoją, kuris staiga vieną dieną man pasakė, tau reikia parašyti 3 straipsnelius į rajoninį laikraštį ir aš manau, kad tu turi stoti į žurnalistiką. Tai taip aš atsiradau žurnalistikoje. Universitetą baigiau, kaip matot, 89 metais, siaubingai seniai, siaubingai. Ir mums dėstė mašinraštį. Mes mokėmės spausdinti mašinėle. Profesorius Juodakis mums dėstė fotografiją, mes šiek tiek mokėmės įrašinėti radijo studijoje ir kai kas, tik tie, kurie buvo labai gražūs, kaip Edita Mildažytė, dirbo vaizdo studijoje. Aš, kadangi buvau iš kaimo ir nesupratau, ką reikia rinktis, pasirinkau žemės ūkio specializaciją. Tai praktiką aš atlikau Valstiečių laikraštyje. Taip, mano vyras sako taip, beje, jisai perduoda jums linkėjimus, norėjo mane palydėti, mano vyras ir kolega Vytaras Radzevičius, bet nelygioji kovoje žlugo jo višta šiandien ir jisai visas liūdnas liko Merkinėje. Tai mano vyras visada sako, kad aš ištekėjau iš skaičiavimo, dėl to, kad man reikėjo likti Vilniuje, aš norėjau likti Vilniuje. Ir pirmoji mano darbovietė buvo įslaptinta Vilmos gamykla. Ten tuo metu dirbo dabartinis kino režisierius Audrius Juzėnas, jisai buvo fizikas. Ir vadovas gamyklos buvo Rimvydas Jasinavičius ir tuo metu jisai balotiravosi į aukščiausiąją tarybą. Aš dirbau ten, toks buvo gamyklos laikraštukas atspausdintas, atšviestas, tiksliau ant popieriaus, bet Rimvydas pasikvietė mane ir sakė, žinai, padėk man, čia reikia tokių tekstų parašyti. Ir aš iš tikrųjų tik dabar suprantu, kad tai turbūt buvo pirma tokia piarinė rinkimų kampanija, bet tuo metu apskritai apie tai niekas nekalbėjo. Tada vienas bičiulis mane pasikvietė į Aklųjų sąjungos žurnalą Mūsų žodis, buvo tikrai labai įdomus laikas ir ypatingas laikas, išmokęs mane turbūt labai daug empatijos. Po to iš Aklųjų sąjungos žurnalo kažkaip natūraliai aš perėjau į Sveikatos apsaugos ministeriją ir tuo metu kaip tik vyko sausio įvykiai ir mes, aišku, buvom visur ten, kur vežė sužeistuosius ir tai buvo, irgi, turbūt visam gyvenimui liko tas įspaudas. Taip. Tada aš susilaukiau dukters, į ministeriją aš negrįžau ir gavau tokį
keistą pasiūlymą, sėdėdama namuose, sako, o tu nenorėtum parašyti į tokį savaitraštį Neliūdėk. Nežinau, ar kas nors jį prisimena čia, iš čia esančių. Tai buvo beprotiškai populiarus, tai buvo pirmasis pramoginis laikraštis apskritai Lietuvoje, jį leido Panevėžyje. Ir kadangi mano vyras jau truputėlį buvo toksai žinomas ir draugavo su visokiais muzikantais, tai jie nusprendė, kad aš galiu parašyti jiems visokių straipsnelių apie tas garsenybės. Nu tai aš kažkaip taip natūraliai ir pradėjau, tai ten, žinoma, susipažinau su labai daug kuo. Ir išmokau dirbti kompiuteriu. Tai buvo pirmas kompiuteris, kuriuo mes pradėjome dirbti. Ir nusipirkau pirmą diktofoną, kaip dabar atsimenu, Ogmijos centre. Buvau nepaprastai išdidi, nes pagaliau man nebereikėjo užsirašinėti rankomis. Taip, iš tikrųjų reikėtų truputėlį pasakyti, kad pramogų pasaulis tuo metu buvo labai draugiškas, atviras, paprastas ir nebūdavo tikrai sunku paprašyti interviu. Ir tie žmonės, kaip bebūtų gaila, lyginant su tuo, kas yra dabar, tikrai turėjo ką papasakoti. Nežinau, kaip taip nutiko, kad mes juokaujam, kad nebėra A lygio žvaigždžių Lietuvoje. Nežinau, influenceriai turbūt nėra žvaigždės, nebeiškyla nuostabių muzikantų, tokių, koks buvo Marijonas, sakykime, ir nežinau, kas galėtų. Aišku, taip yra, jaunoji karta ateina, galbūt mes ne viską žinom, bet būsiu tokia bambeklė senutė, bet kažkaip noriu pasakyti, kad atvirumo ir paprastumo ir gilumo tikrai buvo daugiau ir cinizmo taip pat buvo daug mažiau. Taip. Aš čia nepasakiau, kad štai, iki manęs ateidavo tos juokingos istorijos. Tai viena ta istorija buvo apie Santuokų rūmus. Kas nors prisimena tokią istoriją apie tai, kaip Vilniaus Santuokų rūmuose ant stalo, prie kurio sutuokdavo jaunavedžius, buvo filmuojamas pornografinis filmas. Niekas neprisimena šitos istorijos. Taip. Tai tą istoriją man parvežė dabartinis prodiuseris, tuomet krepšininkas Rolandas Skaisgirys iš Vokietijos. Atvežė žurnalą ir sakė, žiūrėk, ką radau, gal tau būtų įdomu pasiknaisoti. Tai aišku, mes tą istoriją prašėm ir tada aš gavau kvietimą iš Vido Rachlevičiaus ateiti į Lietuvos rytą, į TV anteną, nes aš radau gerą istoriją. Kai aš atėjau į TV anteną, Vido Rachlevičiaus jau nebuvo. Galbūt jis tuo metu buvo atleistas, nebežinau, aš tiksliai kokia ta istorija buvo, bet aš likau TV antenai, tai buvo 100 000. Ar jūs įsivaizduojat? Tiražas TV anteno 100 000 egzempliorių. Šiandien tokių tiražų apskritai neįsivaizduojama. Ir taip, kažkodėl vadovai nusprendė, kad aš geriausiai rašysiu apie sportą, ar todėl, kad mano vyras tuo metu komentavo ir Bushido, ir buvo krepšinio transliacijų režisierius, ir futbolą. Nu gerai, sakau, kadangi daugiau neduodat apie ką rašyti, rašysiu apie sportą. Nesisekė man labai gerai rašyti, aš ką nors supainiodavau visą laiką ir žodžiu, ir be to, bet ką aš parašiau, kad dabar tik aš suprantu, kad aš Lietuvos ryte sužinojau apie mobbingą. Tuo metu net žodis toks neegzistavo, bet aš patyriau iš tikrųjų labai stiprų spaudimą, nes labai juokinga situacija. Aš nedalyvaudavau redakcijos baliuose. Man reikėdavo bėgti pas šeimą, pas vaikus ir kadangi aš ten nebūdavau, aš nebuvau sava. Tai spaudė mane kaip reikia. Spaudė taip, kad aš grįžusi namo verkdavau, o mano vyras sakydavo, taigi eik tu iš ten. Bet naujųjų metų baliuje Lietuvos ryto aš susilaužiau ranką, sėdėdama namie gavau 2 pasiūlymus ir pagalvojau, gerai, tai gal man reikia jau išeiti iš to Lietuvos ryto. Ir išėjau. Ir vienas iš tų pasiūlymų buvo žurnalas Žmonės. Ir tuo metu tai buvo mėnesinis žurnalas ir manęs visi klausė, kur tu eini?
apie ką jūs rašysit, iš kur jūs tų žmonių gausit, kas čia bus, koks čia žurnalas, čia kažkokia nesąmonė. Bet kažkaip aš tą idėją visai patikėjau Vilium Užtupu, kuris tuo metu leido ir Moter žurnalą ir tikrai buvo puikus ir protingas leidėjas. Ir rašyti atsirado apie ką ir susibūrė puikus žurnalistų būrys mūsų, Aida Žiliukas štai, šviesios atminties Julius Girdvainis, Daiva Rinkevičiūtė čia kažkur. Iš tikrųjų, tokia draugiška labai kompanija ir mes augom visi kartu ir turbūt vieni iš kitų mokėmės, nes nelabai turėjom iš ko mokytis. Taip, tai dar norėjau pasakyti, kad pramogų žurnalisto duona nebuvo lengva. Ir man pasisekė, kad aš turėjau šeimą ir galėjau grįžti namo ir pabėgti nuo to audringo gyvenimo būdo tuo metu. Dabar gal taip greičiausiai žurnalistai negyvena. Taip, tai čia norėjau pasakyti, kad žmonių periodas užsitęsė ir tuo metu kaip tik Baltijos televiziją nupirko Lenkai ir Lenkai sakė, kad reikia daryti tokią pramoginę laidą VIP. Ir mes ją darėm kartu su Rūta Lukoševičiūtė ir su Linu Zarecku choru. Choras buvo režisierius tos laidos. Ir tai buvo irgi toks truputėlį jau prasidėjo tos geltonosios žurnalistikos, kai mes įlysdavom kažkur į vakarėlius, kažką nufilmuodavom, truputėlį pasišaipydavom. Ir aš esu tikra, kad iš tos VIP laidos gimė visos kitos laidos, geltonosios žurnalistikos dabar vadinamos laidos, kaip Kakadu ir visas kitas. Bet tuo metu turbūt ta laida buvo per anksti ir jos tiesiog nežiūrėjo niekas. Kai grįžau į Žmonės pagimdžiusi sūnų, žurnalas buvo jau tapęs savaitraščiu ir tikrai pačiu populiariausiu Lietuvoje. Dirbau jame 13 metų, tikrai turėjau daug labai pamokų, liko daug pažinčių, draugysčių ir su herojais, ir su bendradarbiais. Ir Beta Nikolson manęs kartą paklausė, kodėl tu nerašai dienoraščio? Sako, tu juk tiek žinojai. Ten aš dar išmokau vieną dalyką, kad kartais herojai mėgsta žurnalistą laikyti asmeniniu psichologu. Ir klausti patarimų ir po to pasakyti, ne, čia buvo tik tai tau, tu tik šito tik tai jokiais būdais nerašyk. Ir kai reikėdavo išlaviruoti, tikrai buvo labai tokių visokių istorijų. Ir skaudžių, ir laimingai pasibaigusių. Taip, iš Žmonių aš išėjau 14 metais, apsispręsti padėjo Kačiukas. Taip, jau buvo man gerokai viskas nusibodę, aš galėjau rinktis temas, bet būdavo tas kasdienis darbas, tos mažos žinutės, kurias mes vadindavom, pletkais ir turbūt augi ir ateina laikas, kai tau tiesiog darosi nuobodu. O Kačiuko istorija buvo tokia, kad tuometinė TV3 žinių vedėja tokia Agnė Zacharevičienė turėjo katinėlį naują. Ir man davė užduoti redakcijoje paklausti, koks tas katinėlio vardas, kodėl tokia veislė ir bus štai graži žinutė. Aš katinėlio vardą supainiojau. Ir visą naktį dėl to nemiegojau ir pagalvojau, ne, viskas, tai yra taškas, tai yra pabaiga. Paskambinau Agnijai, sakau, Agnė, išeis supainiotas tavo katinėlio vardas, bet aš išeinu iš darbo. Ar gailiuosi? Tikrai ne. Nes turbūt tapau viena iš pirmųjų freelancerių. Buvo baisu, tikrai buvo baisu, nes aš išėjau į niekur visiškai, turėdama labai gerą ir gerai apmokamą darbą tuo metu. Aš išėjau, nežinau ką daryti ir nežinau, kur mano kelias pasisuks. Bet kažkaip viskas susidėliojo. Vienas projektas atėjo, kitas projektas atėjo ir taip viskas susiklostė, kad mano kelias pasisuko į kultūros žurnalistiką. Nežinau tikrai, kaip dabar man save vadinti. Ir kiekvieną kartą, kai aš darau interviu su naujos knygos autoriumi, Almai Literai, ir siunčiu jį spaudai, aš galvoju, ar aš turiu teisę, greičiausiai neturiu jokios teisės rašyti, kad
interviu surašė žurnalistė Laisvė Radzevičienė. Ar aš rašyčiau tą interviu kitaip, jeigu aš būčiau žurnalistė, o ne komunikatorė? Greičiausiai ne. Turbūt tas mano interviu būtų lygiai toks pat. Tai tas toks vidinis stresas kiekvieną kartą jisai yra ir egzistuoja, nes tu kartais nebesupranti, ką tu darai. Bet aš tikrai žinau, kad už 50 eurų honorarą rašyti straipsnio aš nenoriu. Bet turbūt, kaip sakau, buvusių žurnalistų nebūna. Ir aš net nesąmoningai ieškau gerų istorijų ir net ir tada, kai už jas nieko nemoka, aš galiu leisti savo parašyti tai, kas man patinka ir aš žinau, kad yra žurnalai, kurie tuos mano tekstus visada paims. Ir kaip sakiau, esu iš Transformerių kartos ir netikiu, kad ChatGPT įdėsi tekstą tiek pat meilės, kiek įdeda žmogus. Taip, aš duosiu patarimą jauniesiems. Tikrai nesiųskit niekam klausimų su ChatGPT sugalvotų. Žinokit, iš karto matosi. Iš karto galima atspėti. Tai kaip tik čia yra paskutinė mano patirtis. Aš dabar dirbu su Art Vilniaus meno muge ir vienas menotyrininkas, aš paprašiau, kad jisai pakalbintų kuratorę iš Estijos, tikrai labai įdomų žmogų. Ir aš matau, jisai surašęs klausimus jai ChatGPT. Nežinau, ar tai profesionalu. Ir aš manau, kad pats svarbiausias dalykas yra iš tiesų mylėti savo herojus. Ir, na taip, kaip aš, Vida Petkevičius, su kuriuo mes pažįstami daugybę metų. Aš manau, kad pagarba, atvirumas visada išgelbsti situaciją. Aš fantastiškai gerbiu tyrimų žurnalistus, užsienio žurnalistus, politikos. Na, bet man gyvenimas ir likimas sudėliojo pramogų žurnalistės specializaciją. Tai galbūt man kiek lengviau nei jiems visiems. Bet aš manau, kad bet kurioje žurnalistikos srityje pagarba, atvirumas ir meilė žmogui, net cinizmas veikia. Tai labai ačiū, kad klausėt, aš viską peržengiau, viską, ką įmanoma.